Sveiki visi, sveiki dar kartą, jau 6 laida, laikas bėga nenumaldomai ir šiandien turim dar vieną svečią. Norėčiau gal ir aš prisistatyti pagaliau, kas aš esu, tai aš esu Andrius Sudeikis, nekilnojamo turto brokeris, šios laidos, šio podcast'o vedėjas. Tai su mumis šiandien yra matininkas, Mercedeso vairuotojas, matavimo metro meistras, misteris Mantas. Sveikas, Mantai. Labas. Mantas atstovauja įmonę Joroma, ar yra iš jos įkūrėjas, savininkas? Įkūrėjas, savininkas, sekretorius, buhalteris, administratorius. Tai papasakok plačiau apie savo įmonę, mūsų žiūrovai, klausytojai norėtų turbūt išgirsti, kuo tavo įmonė verčias, kuo gyvena diena iš dienos, kas yra jūsų stiprybės, silpnybės, tai nuo ko viskas prasidėjo, Mantai? Užsiemam žemės sklypų, statinių matavimais bei jų pridavimu. Čia yra pagrindinės 3 veiklos, iš kurių plaukia pinigai. Matavimai? Matavimai žemės, matavimai statinių ir statinių įregistravimas. Statinių įregistravimas. Aš žinau, kad tu gerą šūkį turi. Turiu. Koks jis, ar mes galėtume išgirsti? Tu žinai. Pakartok. Kartojimas mokslo motina yra. Joroma statybų pradžioje, eigoje ir pabaigoje. Tai iš šitą šūkį sutelpa visos mano pagrindinės veiklos, kad mes galime sutvarkyti žemės sklypą nuo pradžių iki pabaigos, suprojektuoti namą ir jį priduoti. Gerai, tai išdalinkime dabar statybų eiga, statybų pradžia, eiga ir pabaiga. Tai aš pradedu galvoti apie namą. Kur pradžia? Čia yra pradžia, ar ne? Nu, tarkim, klausytojai ar žiūrovai nori pradėti statytis namą. Tai tu esi pradžia. Kur, kaip tave kreiptis? Esmė, pagrindinis dalykas, reikia turėti, kur statyti jį. Jeigu jį, tarkim, neturi netgi klientai sklypo, tada puikiausiai gali kreiptis į tave, susirasti sklypą. Tada yra paruošiamieji darbai, tai sklypo matavimai, topografiniai planai ir toliau eina statinio projektavimas. Statinio projektavimas čia jau yra eiga. Joromos. Eiga. Pradžia yra susirasti sklypą, pamatuoti jį, padaryti topografinį planą ir toliau jau eigoje yra projektuojami. O tu apie sklypą, ar gali, tarkim, aš tavo atsiuntę sklypą, ar tu gali pasakyti, sklypas tvarkingas, priduotas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tarkim, norint išsirinkti sklypą? Tai apie lokaciją, tai čia savaime suprantama, kad lokacija... Taip, jeigu klientui tinka vieta, tada pirminis, bet kokiu atveju aš ir siūlau savo klientams tai padaryti, kad atsiųsti man bent sklypo kadastrinį numerį, adresą, kad aš galėčiau pasižiūrėti, kas įmanoma toje teritorijoje, ar iš vis įmanoma ten, kad stovėtų namas. Tai taip, būtina būtų tą padaryti. Nes kartais turbūt ir mano patirtyje klientai susižavi sklypais prie upės, prie vandens, paskirtis neaiški, rekreacinė, nerekreacinė ir čia nusipirksiu, statysiu, o pasirodo, kad negalima, tarkim, statyti nieko. Arba taip. Ten yra draudžiamos zonos ar ne, ir tu nieko nepastatysi. Tai dažniausiai taip ir būna iš tikrųjų, nes gražiuose vietose už patrauklę kainą galima nusipirkti labai gražų lauką sodinti bulvėm. Supratau. Tai pradžia yra padaryta, eiga toliau. Jūs projektuojat namus, tai žmogus projektuosi pas jūs namą, projektavimas kiek užtrunka pagal jo copy-paste darot, ar individualiai kuriat? Esmė galim padaryti ir copy-paste, bet dažniausiai, ta prasme, netinka. Vis tiek yra kiekvienas žmogus individualus ir jis, sakai, statusite savo vienintelį namą, tai jis nori, kad jau jam būtų patogu ir bet kokiu atveju vis tiek yra vykdomas korektūros ir derinama pagal patį klientą. Tai kaip dažniausiai irgi sulaukiam skambučių ir būna, aš noriu kartotinio projekto. Gerai, mes galim tą padaryti, bet po to, kai jau derinimo eigoje žiūrim, tai tas netinka perkeisti, tarkim, tą patį sanmazgą į kitą vietą, tai čia jau nebėra kartotinis. Mes jau turim viską perbražyti. O kartotinis yra dėl to, kad pigu ar pigiau? Kartotinio, ta prasme, mitas klientų tarpe. Tarkim, aš girdžiu, jeigu tu imsi kartotinį, tai projektas pigiau kainuos. Taip, nes atkrenta visas architektūros braižymas. Nes mes jau turim šabloną, kurį pritaikom prie sklypo viskas. Bet truputį pakeitus, kažkokią korekciją padarius, jau jis ir nebekartotinis. Ne. O tu dabar sakai, žmogus statosi savo namą, savo vienintelį, ar, tarkim, pirmąjį namą. Ar tu jam padedi, tarkim, korekcijas
pasakyti, jis nori neturėti San Mazgo pirmam aukšte, ar tu jam sakai, kad taip negali? Esmė, patarė bendras dalis, kad kas turi būti, kad jeigu yra ir 2 aukštų namas, kad San Mazgas antram aukšte yra būtinas. Nors kai kurie tai mano, kad ne, kad kas čia tokio, aš iš antro aukšto nueisiu į pirmą. Bet kai gyvenime... Jeigu pirmam nėra... Žinok, nesu matęs tokio namo. Nesi matęs? Ne. Aš buvau susidūręs su vienam projekte, kur nebuvo numatytas San Mazgas. Pamiršo. Tiesiog mažas plotas, namas polisinis ir kotedžas. Kotedžas polisinis ir nebuvo numatyta. Tai paskui projektuotojai jau eigoje pamatė, kad negalima taip padaryti, tai po laiptus padarė. Mažą tulikiuką. Mažą tulikiuką, nes... Bet svarbu neapsarbu, ko svarbu, kad bent būtų. Tai jūs patarėt tą, kad... Tai elementarius dalykus taip. Bet labiau irgi leidžiam ir patiems žmonėm, kad, ta prasme, jie... Iš klaidų mokytus. Ne, esmė yra taip, kad vis tiek žmogus, taip, neturi tų techninio supratimo, bet vizija tai turi, ko jis nori, ta prasme. Vis tiek ne visi ne iš dangaus yra nukritę, įsivaizduoja, kaip turi namas atrodyti, įsivaizduoja, ko jie nori, tarkim, pirmam aukšte turėti antram aukšte. Tai mes tik sudėliojom jau tos techninius dalykus, kur kas turi atsirasti, viskas. Ta prasme, stebuklų neišradinėjom. Kad tenais, mes tau įlysim į tavo galvą ir padarysim tai, ko tu nori. Žmonės, ta prasme, dažniausiai klientai patys savo viziją pasako, o mes ją perteikiam jau taip, kaip turi būti, su visa dokumentacija. Tai čia yra eiga. Taip. Toks klausimas, ar jūs konsultuojate žmonės, kiek kainuos? Kiek kainuos visos statybos? Visos statybos kainuos. Ne, iš tikrųjų visų statybų tai ne, tarkim, nes mes negalim atsakyti už ten statybininkus, kiek tai dieną įkainiai ir panašiai. Ta prasme, bet elementaru yra tas ekonominis variantas, tai minimum 1000 eurų kvadratas, čia yra pats jau minimumas. Kad, ta prasme, galėtų... Su dalinė ar su... Su kukle pilna. Su kukle pilna, 1000 eurų kvadratas plus nenumatytas turbūt 30%. 25. Bet esmė jokios paslapties nėra, tarkim, kaip visi skaičiuoja 1000, jau čia yra, ta tokia riba. Aišku, mano namas, tarkim, įtilpo į 600 PM. Eurų. Čia prie ko buvo? Prie Grybauskaitės, čia prie Adamkus dar? Buvo prie Grybauskaitės. Kelintos. Antroji kadencija. Tai va. Bet esmė yra įmanoma, aišku, nėra tenais bombastikos ir viso kita, bet įmanoma. Mano klausimas buvo suinteresuotas, ar jūs patarėte žmonėm būti finansiškai atsakingiams. Nes, gali prisisvajoti už 300 kvadratų namą pasistatyti, bet jeigu jisai yra, pats supranti, negabus tam. Ar tu įvertini jo galimybės ir pasakai, kad, tarkim, mes, būtų protingiausia daryti va tokį. Finansinės kliento galimybės mes tikrai nevertinam ir nesigilinam, kiek tu uždirbi ir panašiai, bet būtent išklausius jo pirminius norus, mes patariam tą prasme kad kokio varianto tu nori. Ar tu nori grandiozinio tenais amžiaus statybos, ar tu nori įeit gyventi. Kaip kolega ir minėjo, ar tu nori gyventi, ar tu nori statyti visą gyvenimą. Tai čia yra 2 skirtingi klausimai. Tai jeigu, tarkim, žmogus nori gyventi, tada mes priemam sprendimus tokius, kad būtų... Greitus sprendimus. Greitus, ta prasme, kad būtų įgyvendinami, o ne ten 2 aukštų su mansarda, rūsys po visų, dar rūsy... Šachta, bunkeris. Pirtis, baseinas ir dar vis kitą. O, tarkim, vis tiek, aišku, optimaliausias yra, tarkim, 1 aukšto, 100 PM kvadratų. Ir 4 šlaitis, 2 šlaitis stogas, viskas. Aišku, kurių pilna yra. Pilna tokių namų yra. Jų todėl yra pilna, kad jie yra pigiausi. Pigiausi, bet turbūt ir paklausa jų yra. Rinkoje jie yra paklausus. Taip, todėl ir tiek vystytojai tą daro, tiek ir žmonės, kurie nori gyventi, o ne statyti. Jo Roma. Slypi kažkas po pavadinimu? Jo Roma. Jo Roma tai yra toks pavadinimas visiškai nesusijęs nei su žemė, nei su geodezija. Tai čia mintis buvo tokia, kad jei nepaeis su geodezija, tai gal, tarkim, po metų pardavinėsiu Midos ruberoidą, gal kur nors retavę. Tai čia su ta mintim buvo. Kad, ta prasme, neprisirišti, ne geomantas, ne geo kažkas ten.
Joroma, neutralus pavadinimas. Čia yra iš šeimos narių pirmųjų raidžių vardų. 6 nariai? Pirmųjų 2. Pirmų 2, aš galvoju, kad daugiavaikis esi gal. Ar tėvų paėmė inicialus irgi. Ne, tai čia toks. Ir tas mėg, kad vat, su ta mintim, kad neprisirišti prie vienos veiklos, bet kadangi viskas tvarkoja, viskas eina, viskas juda, tai... Bet neatmeti galimybės, jeigu įkurtum dar dukterinę kompaniją, galėtum ir Midos ruberoidą pardavinėti. Drąsiai. Gerai, nukrypom, turbūt buvo lyrinis nukrypimas prie Jeromos, tai mes aptarėm pradžią, eigą, o pabaiga? O pabaiga yra statinių pridavimas. Tai čia yra mano pats mėgstamiausias ir pelningiausias dalykas. Ar žmogus gali kreiptis tave bet kurioje stadijoje, ar turi jį geriausia yra nuo pat pradžių su tam dirbti? Iš tikrųjų yra geriausia tai nuo pat pradžių, nes tarkim visos statybos prasideda nuo statybų pradžios. Tai kas iš klientų 50% to neturi atėję, jau tarkim kažkokį tai etapą pasistatę namą, ten kad ir kaip pavyzdys 50%. Ir jie net neturi nei pradžios prasinešę, nei statybų draudimo susitvarkę nieko. Tai tada mes viską darom papildomus darbus, kas jau žmogus turėjo turėti anksčiau. Tai logiška būtų, ta prasme, nuo pat pradžių, kad mes, tarkim, tvarkom ir statybų pradžią ir pasiūlom geriausią variantą, kur apsidrausti statybas ir toliau žmogus status sėkmingai ir kai jeigu, tarkim, reikia žmonėm kredito, tai daro dalinį pridavimą, tai tarkim, ar 50 ar 80%, tai visą tą mes galim padaryti. Pakopinį tą. Taip. Ir, ta prasme, dažniausiai būna taip, kad žmonės, kurie ateina, klientai, kurie ateina nuo susitvarkytą dalinį, tarkim 50, pasiėmą kreditą ir, gal ne 100%, bet 95% klientų jie grįžta ir mes sutvarkom jau iki galutinio baigtumo. Tai yra 100%, kai jie gali prisiduoti bankui ir turi registruotą statinį. Prisiduoti bankui. Statybų pradžia, eiga ir pabaiga laikas. Kiek realiai, dabar sakai 150 kvadratų namas. Aš turiu gimę viziją. Gimė vizija statyti namą. Nuo vizijos iki atidarau raktus ir einu mėgoti į tą namą. Kiek laikos? Tai šitas klausimas turėtų būti galbūt statytojams. Nes mes esam, ta prasme... Bet vis tiek jūs įsivaizduojat, jeigu pradėjot su klientu dirbti pradžioje, po kiek laiko jisai grįžta jau su... Pabaiga. Dažniausiai taip optimaliausias laikas yra apie metai. Ta prasme, yra, kur dirbam su statytojais, tai ten būna 4 mėnesiai. 4, jau 5-6 mėnesiai maks. Per pusę metų... Stato namą, taip. Tarkim, mes jau pats pridavimo procesas trunka taip apie 2 mėnesius, tai mes jau pradedam rengti tos dokumentus, kuriuos galim, dar kur namas nėra baigtas 100%, tai kol mes pasirengiam tos, tai tada jis jau būna išdažytas ir mes pabaigiam patį procesą. Tai labai maks tempu tai pusę metų, žmogiškų tempų metai yra realu. Aišku, jeigu nereikia laukti pinigų, kol gausi algą ir nusipirksi laminatą. Tai gali ir šiaip ant juos grindžių gyventi, ar ne? Jo. Skamba klausimas toks. Kadangi kalbėjai, Joroma yra nesusijus su geodezija, tai Arūno Mikaliūno klausimas tau, estafetės klausimas, tai jisai perdo klausimą tokį. Ar esi pagalvojęs, kad geriau būčiau pasirinkęs kitą profesiją? Esu. Dažnai pagalvoji? Savaitį kartą. Savaitį kartą. Po kiek laiko? Po dieną? Ne, po truputį. O kodėl? Kas priverčia? Ir kas priverčia pagalvoti ir kas priverčia nebegalvoti ir daryti toliau? Labai kompromituojantis klausimas, iš tikrųjų. Ačiū Arūnui. Linkėjimus. Nes kas priverčia nebegalvoti? Bet kokia visose darbuose mes dirbam dėl pinigų. Mes dar truputį dirbam dėl to, kad žmonėm būtų geriau. Tai, mes dviesi, jo. Nes, vis tiek yra dalykas tos, kad faktas motyvuoja, kad įmanoma uždirbti ir iš tikrųjų. O būna, pagalvoja apie lengvesnius, galbūt gerai nuskambės dabar lengvesnis pinigus. Kas tavo asocijuojas iš karto su lengvesnis pinigais? Greiti, lengvi pinigai, daug lengvų pinigų. Negaliu sakyti kamerą.
Aš dabar pagalvojau irgi taip. Ta prasme, šito varianto nesvarstau. Bet, tarkim, pagalvoju, kad atrodo kitur daug lengviau dirbti yra. Ir kitus iš šono pažiūrė, Ja, jis nieko neveikia. Nieko neveikia, krenta jam. Kaip vadreliai, arba kaip aš pažiūriu tave, tu nieko neveikia, tu važiuoji mane, o aš čia irgi, ta prasme, nu ką, nuvažiuoti ten kažką pamatuoti, padaryti, atvežti bylutę ir pasimti pinigus. Taip, bet tai, kol tą bylutę tu padarai, atima iš tikrųjų ir energijos, ir būna kartais viskų situacijų, kur ir... Gal turbūt ne tai, kol padarai, bet kol tu sužinai, kaip tą padaryti. Nes jeigu save investuoji, tai irgi... Jo, bet šiuo metu, ta prasme, greičiausiai yra taip, kad jau mes žinom, kaip reikia padaryti, bet yra, tarkim, institucijos tos, kurios derina, toks prakeiktas terminas, atrodo, 20 darbo dienų, 10 darbo dienų. Ir realiai 20 darbo dienų ir visas mėnesis. Tai mes pateikėm kažkokią tai bylą, tarkim, derinti ir mėnesį laiko tu lauki. Per tą mėnesį tu sulauki iš kliento 3 kartus skambučių, kaip ar yra? Nėra. Tai dabar pasakyk visiems klientam, kas yra didžiausias stabdis? Kas yra didžiausias stabdis priduodant pastatus? Tarsi negaliu aš taip irgi vienareikšmiškai. Taip, visuma. Pasakyk, aparatas. Biurokratinis aparatas. Visoks. Ir matavimo aparatas yra, ir biurokratinis aparatas yra. Nėra taip, kad galėtum kaltinti kažkokį vieną. Tapsime, susideda viskas. Bet... Ar esi domėjęs kitose pasaulio valstybėse, kaip greitai vyksta statybos? Ne. Nesi. Žiaurus klausimus, ne į temą, dabar norėjai, kad prasiplėšiu. Nes aš galvoju, kad palyginimui, tarkim, galėtum ir savo reklamai naudoti. Tarkim, Australijai priduoda namą per 4 mėnesius, ar ne? Mes priduodam per 2. Ten Amerikai priduoda. Kaip pavyzdį, čia pasidomėti. Tai grįžtant prie, geras klausimas Arūnui, tai grįžtant prie tavo darbo ir esi pakliuvęs į katastrofą. O katastrofa, ta prasme, kas yra katastrofa? Tokia, kur jau reikia žūsi arba mirsi, bet išgyvenai. Kur aš linkiu? Susilaikyk nuo klausimų. Kur aš linkiu? Aš apie juodą dėžę. Žinai, kad juodas dėžės yra katastrofos ženklas. Bet realiai jos yra ne juodos, o oranžinės. Man sakė Darius. Kaip ir riboženklis. Žinai kodėl? Riboženklis? Taip, žemės sklypas riboženklis. Irgi yra ne juodas, o oranžinis. Tai, kad kai prisniktų, kad matytus. Ne? Ne? Tai kodėl juodoji dėžė ir oranžinė, kad kai matytus iš toli? Taip, kad matytus iš toli. Kam tas sniegas? Kam tas sniegas? Tas klausimas, tarp kitko, buvo... Čia nesusijęs klausimas, gerai, važiuojam toliau. Bet buvo per vieną laidą klausimas, Norvegijoje stulpai yra oranžiniai. Ir klausimas buvo, kodėl oranžiniai stulpai? Paukščiai neatsitrenkdavo. Ne, todėl, kad kai užeina lavina, ar ne, ant kelio, kad matytus, kur kelias yra. Nes, tarkim, šlaitas yra. Gerai, grįžkime prie juodosios dėžės, katastrofų mes neturim. Su mantu, juodoji dėžė yra daikto dalis, daiktas, kuris susijęs su tavo veikla. Tu gali klausti taip, ne, aš atsakysiu taip, ne. Tai tu gali klausti, aš atsakysiu taip arba ne. Ir jisai skirtas matuoti? Ne. Ne ruletė. Nope. Tai yra ant jo galima spausdinti mano atliktus gražius darbus. Ne. Ne lapas. Su jo rašyti galima? Ne. Kažką lengvesnio galėjai galvoti. Padaryk, Mariau, kavos, čia užtruksim. Kažką lengvesnio. Pagalvok. Duok užuominą, protinga. Nes jau baigęs, į planas, ne, į pieštukas, ne, ruletė, ne. Jis apsaugo. Ne. Nelemenė. Su juo galim kalti. Ne. Esi tiek gyvenime neišgirdęs. Dar esi tiek gyvenime neišgirdęs. Ne. Ne. Byla. Kaip dronas būtum pakilęs į
100 km. Žemėlapį. Jėga! Taip, Jėzau, kaip ir žemėlapis atspėjo. va. Net va žemėlapis. Gali pasižymėti, iki kiek tu dirbi. Va, pasižymėsi, iki Kryžkalnio tu dirbi. 105 kilų. Kur Kryžkalnis yra? Kiek yra iki Kryžkalnio? 100. Nu, Nuo Klaipėdos. Klaipėdos. 8. Gerai. Kokį patarimą duotum savo klientams? Konsultuotis. Kaip į... negaliu naudoti tas frazės. Paskui paduosi teismą mane. Kokį? Konsultuokis bus pigiau. Kažkas tokio. Kažkas tokio. Ne? Ar užpatentuota, reikėtų pažiūrėti. Nu, sužinosim greitai. Sužinosim greitai, ar užpatentuotas yra šūkis. Konsultuokis Nes bus esmė- pigiau. O kiek taip. tavo paslaugos kainuoja? Esmė yra konsultacija. Šiai dienai mes, vis tiek, dažniausiai, kai tu jau konsultuoji, tu klientą tikėsi ir pasimti. Tokios kaip konsultacijos įkainio, nėra. Nes, vienas žmogus paklausė, ar čia galim statyti, ar, tarkim, ar čia yra atlikti matavimai. Kiek, tarkim, tu gali paimti žmogaus, kuris paklausė tavęs, ar čia yra atlikti matavimai ir mes galim nužymėti sklypą. Tai, vis tiek, tu prisijungi, pasižiūri, taip yra, taip nėra, žinai. Tai ir viską, 3 eurai už minutę. Bet vidutiniškai, kiek tavo konsultacija kainuoja? Jeigu, ta prasme, išsami, tai turėtų būti apie 150. Išsami konsultacija. Taip. Tarsi jau su tom, kad mes ir neštumėm kažkokią atsakomybę, kad, tarkim... Pridėtinė vertė kur. Ja, kad tarsi, tikrai mes čia esam garantuoti, kad ten taip galima. O jeigu tik, pirminę informaciją pažiūrėti, nėra, ta prasme, tas nei daug laiko sąnaudų, nieko, tai... Gerai. Tai mūsų moneta, skaičius ir herbas, skaičius yra tiesos klausimas, herbas yra hipotetinis klausimas. Vis tiek abu užduosim. Ne, nebūtų užduosiu. Tu matei tik tai 2 podcastus pasirodo. 3. O trečiame jau nebebuvo. Kas? Turiu pasakyti, kas? Kas? Tu turi pasakyti, kas? Skaičius. Herbas. Čia Kas būtų dabar herbai. bus? Dabar bus hipotetinis klausimas. Toks. Jei žinotum, kad mirsi vidurnaktį, ką darytum be 15:12? Ką čia jau be padarysi iš tikrųjų? Bet aš čia hipotetinis, aš neturiu atsakyti. Pagalvoti. Kaip tu nori, gali pagalvoti. Mėgočiau toliau. Tai ramiai, ta prasme. nes tu sunkiai užmėgėlė. Aš 11 būnu užmėgę. Kam čia keltis, vargintis, kol vėl užmygsiu? Tai va, na 12 miršti. Tai. Tai nėra prasmės. Kad būtum 11, tarkim, 11 valandą dar davė, dar čia kažką gali nuveikti. 15 minučių jau nieks. Nespėsi nieko padaryti. Taip, neužkasti. Gerai, mes kalbam, mus jungia 2 dalykai ir Marių, mūsų šaunųjų Marių, kuris ir visą studiją ir viską filmuoja. Tarp kitko klausimas žiūrovams, kuo skiria studija dabar nuo pradžios? Klausimas jums, parašykite komentarus ir parašykite, ko jūs norite, kokius svečių norite, kokių rubrikų gal norite, parašykite komentarus. O tau man tai klausimas, kadangi mus jungia BNI, kas, kur, kada, kaip, kodėl. Daug klausimų, 5 į 1, gali atsakyti ir į 1. Kodėl BNI, kodėl esi BNI Memilija? Savo įžvalgas. Ja, savo įžvalgas, savo norų esu ten. Savo norų. Taip, ir jau bus greičiausiai bus 5 metai. Nes dabar kaip tik baigęs narystę, 4. Kada baigęs tau? Kovo 1. Mano balandžio 1. Nu. Jaukų dieną. Mhm. Tai va, o mintis, kodėl aš ten esu, tai kaip tik vat, ir įmonė Joroma yra 5 metai, bus 5 metai. Ir su jos atidarimo aš tai ir nuėjau į vieną, nes irgi pasižiūrėjau, kad taip, ten verslo plėtra ir panašiai, ir man to reikia, ir ten ir todėl atsidūriau. Eigoje toliau gavosi taip, kad kaip ir išsivystė įpratis, noras, pažintis ir visa kita. O daug durų atidarė. Padėjo atidaryti. Aš Lenkis.
Yra 6 laidos, 6 pametimai. Aha. Rekordų, nesikeičia. 6 laidos, 6 pametimai. Tai pažintis darė naudos. Taip. Ir daug durų atidarė. Ne visas, bet atidarė. O atidarėjai su koja ar... Ne, turim kultūringai. Kultūringai. Ką palinkėtum mūsų žiūrovams? Ramybės. Ramaus miego. Ramaus miego, ja. Ir... Gerai. Ramaus miego. Klausimas, tokia turime estafetę klausimų, tai prieš tai svečias uždavė tau. Arūnas uždavė tau klausimą. Klausimas kitam pašnekovui. Kokį tu klausimą užduotų? Kitas pašnekovas Ignas. Turėjo būti pašnekovas X. Pašnekovas X. Ignas. X Ignas. Dabar Ignas X. Igniuks. Igniuks. Kokia yra pinigų suma, kur jau jisai jaustus patenkintas ir mestų tą savo logistikos darbą? Ta prasme, va tokia riba, sakykime, 300 eurų, ne? Ir viskas, na, man užtenka, aš jau viskas einu. Čia į valandą, į dieną, ar... Ne, čia viskas, čia yra suma. Apskritai. Suma. Perveda iš kredito unijos, tau 300. Taip, bet būtent kokia būtų suma ir kad jau, sakytų, viskas man užtenka. Man užtektų, tai neklausimas čia buvo. Man. Gerai. Medalis turi 2 pusės. Tiesos klausimas. Apverčiam. Tiesos klausimas. Klausimas eina tau. Aha. Tas pats klausimas, kurį ką tik uždavė, eina tau. Aha. Kiek užtenka? Kiek užtenka? Kiek užtektų to man tai dabar tau, va, tą lagaminėlį, kiek tame lagaminėlė turėtų būti, kad tu sakytum, į Romą išregistruojam, su gero, ačiū. Ačiū uždėmesi, ne? Ačiū uždėmesi. Čia, kad dabar nepasikuklint labai. Nu, bet ir... Bet ta prasme taip, kad realiai dabartinė mane sąlygom, kad man užtektų, neaišku, kiek aš gyvensiu dar, ne? Bet taip, kokių, kad išregistruoti. Žinai, kai kiti sako, oi, čia tenais mano kūdikis, aš čia ne, žinai, tai prasme tikrai ne, kad ir kiek man ten duotų pinigų, aš čia vystysiu ir panašiai. Taip prasme, 2 limonai. Čia nekukliai, ne? 2 limonai. Užtektų, aš ta prasme... Žinai, aš tai pažiūrėjęs galvojau 10 bus. Ne, ta prasme 2, tada va, galim išregistruoti ir... Bet jeigu jūs esate 3, tai gal 3? Nu, gal. Nu, da, jeigu duoti 3, tai tinka 3. Ir ta prasme, nu, nėra čia kažkoks ten toks, žinai, kad... Oi, ne. Tursme yra tam tikras suma, kur tikrai. Bet čia aišku, ir 2 yra nerealu. Čia tau yra... Aš galėčiau, už 110 000 galėčiau, gal. Į tai būtų, žinai, kokiam nors ir nesuprato, ką nudirga. Aš supratau, kad jeigu tu turėtum... Tau nėra svarbu, tu įmonė, tarkim, dabar sakytų, viskas, nebegali dirbti matininkai. Tu uždarai matininkų, bet tu nepasimestum, darytum kažką kitą. Nu, tai reikėtų daryti, o ką? Faktas. Aš dar matuoju. Yra kai kurie žmonės, kurie, ten pusę metų, depresija, ten. Nu, iš tos pusės pažiūrėjęs, ką aš moku dirbti. Tai mano darbo patirtis ir buvo, prasidėjo, kai pabaigiau, mokslus ir čia mano darbas. Prieš tai esu dirbęs kaimo Lempijoje ir sunkvežimių plovyklai. Į plovyklą grįžti nenorėčiau. Lempijoje bankrutavo. Tai va dabar, jeigu reikėtų, kur... Žinau. A gal dėl tavęs bankrutavo, ne? Eičiau, būčiau brokeris. Pardavinėčiau. Tai būtų mano kolega. Taip. Fantastika. Ačiū tau. Tai man tai linkiu 1 euro moneta simbolinio keliauja tau. Linkiu tau, kad Joroma neparsiduotų anksčiau negu už 2 milijonus ar už 3. Kolegų man tokių... Reikėtų tokių kolegų, bet aš turbūt matau tavo potencialą ten, kur tu esi, tavo vėžius yra geros, matau tavo augimą, nes jau esu su tavim kolega, dabar bus beveik 3 metai, 2, 3. Jeigu pratęsi, bus. Taip, tai 3 metai augimas matosi, tavo stabilus augimas matosi, tai linkiu tau nesustoti, tolyn ir sėkmės tau, euras tau prisiminimui. Ačiū tau. Ačiū ir... Ačiū tau. Iki kitų kartų. Tai ačiū Jums, mėly žiūrovai, kaip ir minėjau, savo klausimus, pageidavimus galite parašyti komentaruose. Visiems geros dienos ir iki.
ką tu veikė nuo 8 iki 5? Skaičiuoju pinigus. Fantastinis darbas. Kaip sakant, tu labai nesistenk, jis bus sutvarkys aš viską. Kai aš nesusikaupęs kvepuoju. Tai su rankom galiu daryti delegatą, gal. Ai, negaliu. Taip, po stalu. Pastalu galiu. Stalu galiu, tai ne.